Taip, 13-14 amžiai Šiaulių krašto istorijai yra patys tamsiausi, nes šaltiniai mums pateikė labai mažai informacijos, jį fragmentiška. Ir todėl istorikai iki šiol ginčiasi dėl daugelio dalykų. Visgi galime teikti, kad 13 amžiuje Šiaulių žemė, tuo metu taip vadinosi atskiri dideli iki valstybiniai dariniai, valdė kunigaikščiai Bulioniai arba Bulaičiai, tai Vismantas, Gedvilas arba Edvilas ir Sprudeika Sprudeikis. Žinome, kad Vismantas apie 50-metį vedė būsimą karalienę Mortą, Mindaugo žmoną. Ir 1251 metais dėja prie Tverų žuvo, nes palaikė kovose prieš Mindaugą žemaičių kunigaikštį Vykintą. Taigi labai trumpa istorija susijusi su Bulioniais arba Bulaičiais. Taip pat į šitą istoriją galime įterpti ir Šiaulių gimtadienio datą, 1236 metus, Šiaulių mūšio datą. Tiesa, dėl kurio taip pat istorikai ginčiasi, ar tikrai jis buvo Šiaulių žemėje, kai kurie ieško Latvijoje, kai kurie ieško giliau Žemaitijoje, bet visgi šita data yra priimta. Ką tikrai žinome, tai apie Bulaičius arba Bulionis ir tikrai žinome, kad Vismantas buvo vedęs Mortą, jos sesuo buvo nutekėjusi už Nalšios kunigaikščio Daumanto ir matome, kad per žmoną Bulioniai susiejo save giminystės ryšiais su Lietuva, su didžiąja Lietuva. Taigi mirus karalienė Mortai, Mindaugas atėmė iš Daumanto Mortos seserį ir ją vedė, ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl Mindaugas ir jo vaikai buvo nužudyti. Tokia trumpa istorija iš 13 amžiaus. Žinome, mes galime didžiuotis, kad pirmoji ir paskutinė dėja Lietuvos karalienė buvo ir Šiaulių kunigaikštienė. Apie Mortą mes labai nedaug žinome, neaišku, iš kur ji kilusi, nes, kaip matėte, visgi jo seserį vedė būtent Nalšios, dabartinės Švenčionių rajonas kunigaikštis, ir greičiausiai ji buvo ne iš Žemaitijos, o iš Lietuvos. Šiaulių žemėje ji buvo taip pat trumpai, nes, kaip jau minėjau, manoma, kad maždaug 50-metį Vismantas ją vedė, o jau 51 metų po Tverų mūšio Morta, būsimoji Morta, nutekėjo už Mindaugo.